Ką mes veikiame tavo meilės praktikų stovyklose pajūryje ir kodėl moteris į ją atvažiuoja. Tai visų pirma nori pabūti prie jūros, atsipalaiduoti ir moteriškoje bendrystėje išmokti naudingų praktikų mūsų sveikatai. Tai kažkas atvažiuoja su skausmingom menstruacijom, kažkam šlapimo nelaikymas, kažkam menopauzė, kažkam būtent orgazminiai klausimai patys aktualiausi ir nori labiau pažinti savo kūną, konfliktai su partneriu, skyrybų kažkas procese ir sako, aš noriu sugrįžti į save, pagaliau grįžti į save, pamilti savo kūną, priimti save, nes labai daug vis tik tai toj mūsų lietuviškoje kultūroje yra ignoravimo, seksualinės praktikos, kaip čia dabar ir ignoravimo mūsų intimiosios moteriškos srities, o turėtumėm mylėti visą kūną. Būtent dėl to, kad mes nemylim kažkurios savo kūno dalies, su jie atsiranda sveikatos sutrikimų. Tai ir psichosomatiniai aspektai. Na, o pasitelkus senovės Dao praktikas, tai bus ir fizinės mankštos atsistojus, ir apsistuksenimas su bambukinė šluotele, ir meditacijos. Mes eisime į tai, kad apvalyti savo kūną, apvalyti savo protą, taip pat sustiprinti dubens dugno sritį, be abejo nefrito kiaušinio praktika, kuri nepatenka į šiuos kodrus iš stovyklų, kuriais dalinuosi ekrane, nes tai yra tas mūsų slaptas metas, aš galiu su jumis pasidalinti tokiais vaizdais bendrų pratimų paskaitų, kur moteris klausosi, bet pačiais sakraliausiais momentais nefilmuojam, nefotografuojam ir būnam procese čia ir dabar. Nefrito kiaušinio praktika, ji padeda sustiprinti moters dubens dugno sritį, kad turėtumėm lengvas, neskausmingas menstruacijas, jos gali realiai sutrumpėti. Jeigu pas kažką kraujavimas, ten 7 dienos, tai gali sutrumpėti iki 3-4 dienų. Ir tą parodė ir atliktas mokslinis tyrimas būtent su skausmingom mėnesinėm, kada moterim sumažėjo. Tos pas kurias yra šlapimo nelaikymas, prolapsas, kada silpsta dubuo ir pradeda kristi visi organai žemyn, tai moteris pastebi, kad po reguliarių praktikų, tų, kurių aš mokinu savo tavo meilės stovykloje, jos pradeda jaustis geriau, jų organai grįžta į normalų būvį. Tai aš motyvuoju per tokį ilgesnį laiką tęsti praktikas namuose, nes ir suteikiu galimybę paskui visą mėnesį su manim online darbuotis, tam, kad turėti gerą maksimaliai būvį. Ne tik patyrimas momentinis stovykloje, bet ir testinės Dao praktikos. Na, o kad būtų ne tik tai paskaitos ir darbas su savim, kad būtų taip pat laiko savo, tai moteris turi pertraukėlės prie jūros, tiesiog pabūti, pasideginti. Mes turime vieną vakarą su sutartiniu giedojimu, tokia nuostabi moteriška magija, kur daugelis sako, aš pirmą kartą giedojau sutartinės, pirmą kartą šokau sutartinės. Ir kokia tai yra nuostabi lietuvių liaudės tradicija, kuri labai gražiai apsijungia su energetiniam praktikom, tai yra, kad mes turėtumėm energijos judėjimą, mūsų kūne sklandų, gerą, ir visą tai jūs gausite tavo meilės stovykloje. Na, o artimiausią datą rasite prie šito renginio aprašymo ir iki pasimatymo.